Tai labas visiems. Šiandieną norėčiau šiek tiek plačiau apžvelgti apie finansinės laisvės stotelę, kelias į sėkmingą verslą, automatizuotą ir išskirtinę 8 savaičių mokymo sistemą, kuri yra sukurta moterim, kurios nori pradėti savo solo verslą arba pasiekti sėkmę tinklinio marketingo srityje. Šios sistemos tikslas yra suteikti dalyviams praktinius įrankius, žinias ir pasitikėjimą savimi, reikalingą efektyviam verslo vystymui, išlipant iš užstrigimo ir siekiant finansinės laisvės. Sistemoje naudojama įvairios strategijos, įskaitant individualius patarimus, grupinius mokymus, turinio kūrimą, socialinės medijos planavimą ir laiko valdymo techniką. Mokymai yra orientuoti į tai, kad kiekviena dalyvė suprastų, kaip aiškiai pozicionuoti save rinkoje, efektyviai pritaikyti ir aptarnauti klientus bei pasiekti užsibrėžtų tikslų. Manau, kad visiems turbūt įdomu būtų sužinoti, ką duos ir ką mes veiksim per tas 8 savaitės. Pirmoji tai būtų verslo ir tikslų nustatymas. Jūs išmokstate, kaip teisingai pozicionuoti save socialiniuose tinkluose, siekiant maksimaliai aiškiai ir efektyviai pristatyti savo verslą. Antras - tikslinio kliento nustatymas. Antroje savaitėje mes padėsime suprasti, kas yra jūsų idealus klientas ir kaip orientuoti savo komunikaciją, kad ji pritrauktų būtent šią tikslinę auditoriją. Trečioje savaitėje mes gvildensim socialinės medijos strategiją. Jūs išmoksite, kaip kurti ir įgyvendinti socialinės medijos strategijas, siekiant didesnių pasiekimo bei įsitraukimo. Ketvirtoje savaitėje mes apžvelgsim turinio kūrimą ir valdymą. Mokymai jums suteiks kokybiško turinio kūrimą, kuris pritrauktų ir skatintų klientų įsitraukimą bei pasitikėjimą. Penkta savaitė tai būtų laiko valdymas ir jo produktyvumas. Jūs sužinosite, kaip organizuoti savo laiką, kad dirbtų efektyviau ir pasiektų norimus rezultatus, išlaikant pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Šeštoje savaitėje tai būtų pardavimų strategijos. Mokinsimės parduoti ir aptarnauti klientus, siekiant nuolat didinti pajamas bei klientų lojalumą. Septintoje savaitėje atsiliepimų analizė ir korekcijos. Jūs išmoksite vertinti savo verslo pažangą, remiantis atsiliepimais ir analize, kad galėtumėte tobulinti savo strategijas. Na ir paskutinioji, 8, tai baigiamoji sesija, savaitė tai būtų sėkmės planas. Apibendrinsime mokymo rezultatus ir sukursime ilgalaikių veiksmų planą, kuris padės jums tęsti sėkmingą verslą po mokymų pabaigos. Be abejo, įdomu sužinoti ir kokie būtų jūsų rezultatai po šių 8 mokymosi savaičių, praėjus visą 8 savaičių sistemą. Po šių mokymų jūs aiškiai žinote savo verslo tikslus ir kryptis, suprasite, kaip efektyviai valdyti savo laiką ir darbą, turėsite sukurtą socialinės medijos ir turinio planą, gebėsite efektyviai pritraukti ir aptarnauti klientus, sukursite ilgalaikės sėkmės planą, kuris užtikrins nuoseklius verslo rezultatus. Ši sistema yra skirta jums padėti sėkmingai vystyti savo verslą, nesvarbu, ar jūs pradedate nuo nulio, ar norite sustiprinti jau turimą veiklą. Svarbiausias akcentas dedamas į augimą, veiksmų aiškumą ir ilgalaikę sėkmę. Jeigu jūs tikrai galvojate, kad jums reikėtų viso tai išmokti, maloniai prašau, po šio video parašykite savo elektroninį paštą ir aš atsiųsiu jums daugiau informacijos apie kursus. Na, o jeigu jūs manote, kad kažkam tai iš jūsų draugų taip pat vertėtų
išklausyti šį video ir prisijungti prie mūsų 8 savaičių įdiegtos sistemos. Pasidalinkite su draugu ir po video parašykite pasidalinau.